Ir ten niekas neturi tų konteinerių rūšiavimo, niekas ten nepristatė dėl visko, dėl pačios švaros, dėl pačios gamtos. Vandens ir reikės iš druskininkų įmonių. Žinau, viską plastmasė labai ilgus dešimtmečius nesuyra ir jinai yra kenksminga žemei ir pačiai aplinkai negerai. Viską žinau, bet tik tais tiek, kad ne visi pasirūpina, ne visi sugeba šito. Aišku, matosi, jūs labai protinga moteris, žinot kaip rūšiuoti. Labai ačiū. Tai ačiū už interviu. Ačiū jums.